Labas, be galo seniai dariau laivą ir šiandieną įkrito tokia mintis, kad grįžusi namo padarysiu laivą. Tai dar kelias minutės tiesiog palauksiu ir kol pamatys žmonės, kol prisijungs, nes jisai toks neplanuotas visiškai, neskelbtas ir labai daug temų lieka. Iš tikrųjų, kai nedarau laivų, kažkada seniau labai aš jų daug darydavau. Ir labai daug temų lieka, apie ką aš nei pakalbu, nei parašau, nei reelsų įrašau. Jos tiesiog lieka vidiniuose ratuose, jos tiesiog lieka su klientais, ką mes kalbame, kas tenai vyksta, arba kažkokiuose, vidiniuose ratuose su žmonėmis, su kuriais aš susitinku gyvai ir mes su jais aptarėme daug dalykų ir vis būna tas, kad reikia apie tai laivą padaryti, reikia apie tai daugiau pakalbėti, reikia apie tai ne vien tik tai čia tarp mūsų pasilikti tai ir aptarti, bet išnešti į viešumą ir pasidalinti su didesne žmonių grupe. Tai ir man viena iš temų, apie kurią aš esu, man atrodo, jau postą parašius, tik tai neišleidus jo, gimė iš to, kad mama, aš bijau karo. Ir dabar to yra labai daug. Aš asmeniškai nežiūriu teliko. Ta prasme, to, kas eina per televiziją. Žinių nevartau, spaudos, mano Facebooko feedas taip pat yra visas išvalytas jau kažkada. Ir aš nematau žmonių besidalinančių apie tai. Aš turiu tokią griežtą politiką, kad jeigu aš pamatau, kad žmogus dalinasi tuo, kas arba mane trigerina, arba mano mąstymas yra kitoks, aš tiesiog jo neseku, nestebiu, išjungiu tai, ką jis įrodo. Kad man nereikėtų turėti vidinių kažkokių tais, žinot, kaip būna scrollinai. Tarsi yra tokių žmonių, ar ne? Jie scrollina ir sako, žinai, ką čia nesąmonės rašo, prisigaudo visokiausių idėjų, visokiausių baimių ir taip toliau. Tai mano asmeniškai socialiniai tinklai yra išvalyti, kad aš nematyčiau. Nematyčiau to, ko mano kasdienoje nereikia. Ir taip pat, nežiūriu žinių ir radijo praktiškai niekada neklausau. Nebent įsėdu į kažkieno automobilį, kuriame yra paleista radija. Tai ir mano vaikas važiuojant namo sako, ir ne vieną kartą, mama, aš bijau karo. Ir taip, turbūt čia yra ne vien vaiko baimė. Ir pas labai daugelį žmonių tai yra. Ir pas mane pačią tai labai buvo. Aš dar paauglystėje turbūt, kai buvau, man turbūt buvo dvi didžiulės baimės. Viena didžiulė baimė buvo gimdyti ir kita didžiulė baimė buvo karo. Nes, tenai nėra pasirinkimo, ten nėra galimybės apsiginti, nėra supratimo, ką daryti. Tiesiog labai, bejėgi, visiškai. Ir kai mano dukra tai pasakė, jinai tai kartojo keletą kartų, ir aš irgi pradėjau aiškintis. Jinai, kadangi nemažai laiko taip pat praleidžia pas tėtį, o tėtį žiūri televizorių. Tėtį žiūri, įsijungia jau ryte žinias ir ta informacija yra girdima. Net jeigu mes sakome, aš neklausau čia tik tai fone, mes viską girdim. Mes viską surenkam. Mes girdim ne vien žodžius, mes girdim intonaciją, kurią buvo kalbėta. Ir kaip aš su vaiku tvarkiausi. Tai pirmiausia, kalbėdamas apie tai. Kalbėdamas ir ramindama ir stebėdama save, kas manimi vyksta, kuomet tai yra. Gal ir mano baimės kažkokias kelia. Ir taip, čia gali būti ir reali grėsmė, ar ne, nebūti, ta prasme, tai nėra, taip aš negaliu pasakyti 100%, kad taip nebus. Bet aš jai galiu sakyti, kad dabar yra saugu ir po to mes darysime viską, kad būtų kaip įmanoma saugiau. Ir net jam prasidėjus mes ieškosime išeičių, ką daryti. Ta prasme, kad tu esi su kitais suaugusiais žmonėmis ir mes esame bendruomenė ir tarp suaugusių žmonių, tarp kurių mes rūpinamės vieni kitais. Tai viena tokia temelė.
Ir apskritai, čia ir aišku, ir su karo baime, ir su apskritai tuo nerimu, stresu, kur žmonės sako, aš jaučiu labai daug nerimo. Ir aš pati prieš kurį laiką, turbūt radijo stotis, kažkas ten buvo, kad aš mašinai išgirdau žinias, kurios buvo per radiją sakomos. Ir ką aš pagavau savy, kad mani kilo stresas. Toksai, viskas yra negerai. Pasaulis yra nefaina vieta, viskas yra čianais negerai. Ir buvo tą labai įdomu pagaut, nes gyvenu visai tokiam socialiniam burbulė, nes mes visi gyvename socialiniuose burbuluose ir mes juos galime formuoti. Ir mano socialinis burbulas yra, kur yra daug palaikymo, yra daug pozityvo, yra daug tikėjimo, yra daug vilties, yra daug daromų sprendimų nuolat. Ir kai aš įsijungiau tą radiją, kur maždaug ten yra problema be išeities, tai yra tas blogai, čia avarija įvyko, čia politikai kažką padarė ir taip toliau. Manyje kilo nerimas. Ir aš labai aiškiai stebėjau tą pokytį, kuris vyksta mano viduj. tą emocinį pokytį, kuris vyksta mano vidui, tą mano besikeičiantį, labai staigiai besikeičiantį požiūrį iš to, koks jisai buvo, į tokį negatyvų, pavojingą ir kad, pavojinga čia yra. Pavojinga ir tarsi visi priešai, visi yra negeri. Ir kuomet žmogus yra visada tame, kuomet jam tai yra normalu, klausyti žinių, žiūrėti įvairiausius portalus, kuriem reikia, ne tiek poreikis yra tų pačių portalų, jūs informuoti ir mūsų informuoti, kiek surinkti mūsų dėmesį ir leisti reklamas, visgi tai yra verslas. Ir tai yra nei gerai, nei blogai, mes patys turime rinktis, kur aš einu ir kur aš duodu savo dėmesį, kam aš įskiriu, nes po to aš darysiu pagal ten, kur buvo mano dėmesys, aš vėliau darysiu savo sprendimus. Ir kaip greitai, ir kai žmogus tiesiog gyvena tame kaip normaliai visada, ir jisai net nesusimasto, kad gali būti kitaip, jisai kaip ir nori, jisai gal sako, kad aš noriu ramybės, aš noriu gerai jaustis, aš noriu turėti pozityvų požiūrį, bet tuo pačiu ten yra, taip žinot, į kaulus įaugę, į kraują įsėdę, kad tas santykis su valstybė, su pasauliu, santykis su kitais žmonėmis, su tai, kas yra galbūt vadovaujančiuose postuose, jis yra labai negatyvus, jis yra labai priešiškas. Nes ten, yra aš ir jie, o tie jie yra priešai. Arba mes ir jie, ir tie jie yra kažkas kito, ne aš, ir jie yra nepalankus man. Ir mesgi tokiam mūde, tokiam nusiteikime žmogus ir gyvena visada. Tai vienas iš to, kaip mums apriboti ir mums turėti daugiau ramybės, tai ir čia, kai žiūrite, persižiūrėkite, kas yra jūsų sraute. Nes tai mes galime kontroliuoti. Mes galime kontroliuoti, ką žiūrėsiu per teleką, aš galiu kontroliuoti, ką aš skrolinsiu savo telefone, aš galiu kontroliuoti, kur aš eisiu, tai yra mano kontrolės zona. Ir man, žinot, aš prisimenu labai seniai per vienus mokymus tokį gerą pavyzdį davė, sako, kad taip viena iš užduočių buvo išjungti visus telekus, socialinius tinklus ir tiesiog nežiūrėti. Ir ten buvo pasakyta, viena moteris sako, o tai jeigu karas prasidės, ne? Kaip aš dabar, aš turiu žiūrėti, aš turiu sekti, nes aš kažką praleisiu, aš nesužinosiu. Ir ten buvo labai gerai pasakyta, sako, tu tikrai sužinosi, jeigu jisai prasidės. Ir kai Ukrainos karas prasidėjo su Rusija, aš nežiūrėjau tuo metu nieko. Aš žinojau maždaug, kas vyksta, ta prasme, kad ten yra grėsmė, yra kažkokie tai dalykai. Bet man tai pasakė, bet iš tikrųjų, man tai buvo pasakyta tą patį rytą. Labai greitai. Blogos žinios sklinda labai greitai. O jeigu jūs negavote dar blogų žinių, vadinasi jų nėra. Nes jos tikrai pasklinda greitai.
Tai mano irgi toks paraginimas yra pirmiausiai, jeigu turite nerimą, nesvarbu, net jeigu jisai nėra susijęs su geopolitinė situacija, bet išjungite žinias. Panoramą, socialinius tinklus, ten kas yra, ne kad išjungi, bet išvalykite savo feedus, išvalykite, ne savo feedus, išvalykite tai, ką matote, išvalykite, atsekit žmonės, kurių informacija, kurią jie dalinasi, kažkaip negerai veikia. Išjungit radijas, pasileiskit ant dainas. Tiesiog. Ir tai duos didelę ramybę jau. Vien nematymas viso to perteklinės tos informacijos, labas, Laura, jau duos daug ramybės, jūs sutaupysit savo energiją. Tai čia pirmiausia, savo tą emocinę energiją. Jinai bus lengvesnė, jinai bus pozityvesnė. Šiaip jeigu turit kažkokių klausimų, tai parašykit. Parašykit, atsakysiu. Tai va, tai čia vat vienas ir jo. Ir vaikai taip pat labai jautrūs tam yra. Ir jo, kaip pradžioje pasakoju apie tai, kad mano vaikas sako, kad aš bijau karo. Jie 6 metai. Tai taip, tai man irgi kaip mamai yra ir buvo didelis iššūkis, gerai, ką mes dabar sakom ir ką aš darau. Ir to pačiu, nežinau, kažkaip man, kadangi vis tiek ta geopolitinė situacija, kaista visko vyksta ir net nežiūrint telikų, ir net nežiūrint visų dalykų, ta informacija, jinai ateina, nes jis yra tiek daug. Mes gyvenam tokiam intensyviam laikotarpyje, kur viskas va taip pat. Ir tikrai nepamažintais kiekiais. Tai aš irgi šiandieną kalbėjausi su, pas mane yra rate nemažai žmonių, kas priklauso Šaulių sąjungai ir kitose struktūrose buvo arba yra. Ir mums reikia žinoti, ką daryti. Mums reikia ruoštis. Ta prasme, net jeigu to nereikės, ir ačiū Dievui, duok Dievulį, kad mums to nereikėtų. Bet tas mūsų pasiruošimas yra apskritai žinojimas, ką reikia daryti, kaip reikia elgtis. Nepaisant to, ar tai yra vienokia ar kitokia situacija, tai duoda mums ramybę. Tai duoda man pasiruošimą, tai duoda tą pasitikėjimą. Nes jeigu kalbant apie pasitikėjimą, ir čia yra, matau, stebi mane, keletą žmonių matau, kas stebi, tai tikrai esam nemažai bendravę. Tai pasitikėjimas yra, jisai neatsitinka. Žinai, kaip man pasitikėti savimi? Tokio bendro pasitikėti savimi, tas bendras pasitikėti savimi ateina, kokie aš santykį turiu su savo emocijomis, su tuo, su baime, kuri man kyla, su gąsdinančiomis mintimis, kurios kartais ateina, kokį aš turiu santykį. Jeigu aš turiu santykį, kad čia yra šventa karvė, ir tai yra kažkas tokio tiesa didelė ir aš to tikėsiu, nebus to apskritai pasitikėjimo savimi. Bet jeigu tas apskritai pasitikėjimas savimi, jis yra santykis su savimi. Jisai nuo to prasideda. Jeigu aš žinau, kad aš neišsigąsiu savo baimės vidury nakties, jeigu aš nesigąsiu baisių ir gąsdinančių minčių ir paveikslių, kur aš galėsiu juos pažiūrėti, ir aš žinau, kad aš tiesiog adekvačiai reaguosiu, kad tai yra mintys ir jausmai, aš turėsiu pasitikėjimą savimi, nes manęs negąsdins manyje esantys įvairiausi dalykai, vykstantis. Tai čia yra apskritai pasitikėjimas savimi. Kad aš nepakišiu savo kojos, aš nepatikėsiu tuo vidiniu uždaviku, vidiniu gąsdintoju, teroristu tuo vidiniu. Tai, hi, Pastor Yuka, nice to meet you. Nice to see you. Yeah. Tai va, tai aš jau nepatikėsiu. Bet jeigu plačiau einant ir giliau einant į pasitikėjimą savimi ir kas tai yra kaip, lyginai ta pati formulė, kaip aš gebu tvarkytis, kaip aš žinau, kad aš gebėsiu susitvarkyti su kylančiais iššūkiais. Ir tai prasideda nuo mano išmokymo, nuo mano daug kartų pakartoto veiksmo.
Jeigu aš lipau daug kartų ant scenos, aš veikiausiai lipdama pasitikėsiu savimi. Galbūt aš jausiu jaudulį. Galbūt aš jausiu kažkokį, tam tikrus fizinius pojūčius prieš lipant į sceną. Kažkokį kutenimą, nepatogumą, padažnėjusi širdies plakimą, padažnėjusi kvėpavimą, galbūt virpėjimą rankose. Tai čia yra, kad aš pasitikiu savimi pirmiausiai. Tokį bazinis pasitikėjimas savimi yra, kad aš nebijau savo tų visų pojūčių. Antras dalykas, aš kadangi daug kartų lipau ir aš pasakiau, ir aš pašnekėjau ir viskas buvo gerai, aš turėsiu tą pasitikėjimą savimi lipant ant scenos. Nes aš tai dariau, aš tai pažįstu, aš žinau, ką sakysiu, aš esu pasiruošusi. Ir su visais kitais dalykais mūsų gyvenime yra tas pats. Jeigu aš tai mokiausi, jeigu aš tai dariau, turiu patirties, turiu praktikos, aš turėsiu tą pasitikėjimą savim. Ir kalbant ir apie karą, apie kažkokią tai grėsmę, kur yra, ir kaip aš tvarkysiu, jeigu jinai būtų, man taip pat reikia žinių. Aišku, praktikos, Dieve daug nereikia ar ne patirti, bet aš turėsiu žinių. Aš nesėdėsiu galvodama, į kurią pusę bėgti, ta prasme, kaip višta be galvos. Aš žinosiu, ką daryti. Aš turėsiu pasirengimą, aš turėsiu žinias, aš turėsiu kažkokį, bazę, kaip elgtis. Ir tas, nebūtinai tas nuramins visiškai nerimą. Taip ir nereikia, kad būtų. Ta prasme, ir šito mes galime nebūtinai sukontroliuoti, bet mes galime labai stipriai palengvinti savo. Palengvinti savo buvimą, palengvinti savo tas mintis. Elementariai, pasiruošimas, žinojimas. Ir pasitikėjimas savimis yra, jis nėra nieko mistiško. Jis yra apie tai, kad aš žinau, aš turiu planą. Aš turiu planą. Aš turiu kažkokią žinias, kažkokią patirtį. Tai va. Gal turit klausimų kažkokių? Taip, ir šiuo atveju savivertė dar, jeigu tai pratęsia, nes būna dažnai šitos dvi temos eina kartu. Savivertė ir pasitikėjimas savimi. Tai savivertė yra apie vertinimą savęs. Kokia, kiek ir ar aš esu apskritai vertinga akyse, nepaisant to, savo akyse, nepaisant to, ar aš kažką moku ar nemoku, ar aš būsiu vertinga, ar tai keis mano vertę. Ir sesijose mes praktiškai turbūt su visais žmonėm prieiname prie to, kad mano vertė yra reguliuojama iš išorės. Aš atidavusi esu savo vertę reguliuoti išoriai. Savo poelgiams, savo gebėjimams arba negebėjimams. Aš atidavus savo vertę spręsti kitiems žmonėms, kaip jie mane vertina ar nevertina. Ir tada gaunasi labai didelė darbų programa ir priklausomybė nuo kitų. Automatiškai. Nes man reikia labai daug padaryti. Aš paėmiau, čia yra mano savivertė, mano vertė apskritai. Aš paėmiau tai, atidaviau kitiems ir dabar aš tarnauju jiems. Ir čia ir atsiranda iš čia taip pat, jeigu taip einant gilyn, vedant, atsiranda čia priklausomi santykiai. Nes aš priklausoma nuo kitų. Priklausoma nuo kaip mama reaguos, priklausoma nuo kaip vyras reaguos, priklausoma nuo kiek uždirbsiu, ką padirbsiu. Ta prasme, labai atsiranda daug kriterijų. Bet aš principo, aš atidavu savo vertę kažkam kitam. Ir aš sakau, kad jūs teisūs. Pagal jūs. Aišku, vaikas pagal tai matuoja. Jisai matuoja temperatūrą. Jeigu mama džiaugiasi, jeigu jinai įvertina, jeigu jinai drąsina vaiką, jisai ir jausis, vertingas. Nes pirmiausia, mūsų tą vertę pirminę sukuria tėvai.
vaikas gimsta ta prasme, be to vertas, nevertas, ar ne, jisai gimsta va toks visas pakankamai pilnas ir pagal išorės veiksmus, pagal išorės reakcijas į jį, jisai daro sprendimą, koks jisai yra. Kiek jisai vertingas arba nevertingas. Jeigu ten mama džiaugiasi, jisai tada vertingas, jeigu nesidžiaugia, nevertingas. Jeigu reikia meilį užsidirbti gerų elgesį, tai reikia meilį užsidirbti gerų elgesį. Ir tada atsiranda visi tie įsitikinimai, kad yra meilė uždirbama, aš galiu kontroliuoti kitų meilę ir daug dalykų, kur vėliau tikrai turime suklupimų savo gyvenime ir tokių keistų dalykų, kuriuos mes sprendžiame terapijose. Sprendžiam, šnekam ir tą visą mąstymą tenka labai stipriai perkeisti. Taip, ką dar noriu pasidžiaugti ir pasakyti, kad kitą penktadienį, aišku, čia yra renginys gyvai, kitą penktadienį, čia berods balandžio 11 bus, mes darome konsteliacijas Klaipėdoje gyvai ir tai yra 6 valandą, man atrodo. Dabar tiksliai nebepamenu, ar 6 ar pusė 7. Klaipėdoje darom konsteliacijas. Ir čia dar vienas metodas, psichoterapijos metodas, kuomet erdvėje mes išstatome tai, kas yra žmogaus viduje. Tai yra, man kuo patinka konsteliacijos, tai yra pakankamai toks efektyvus metodas. Efektyvus pamatyti naujus kampus ir naujas įžvalgas, kurių mes nematėme iki tol. Arba kurias mes be galo vengėme pripažinti. Labai nenorime pripažinti. Arba kurias esame labai nuneigę. Tai turbūt daugam pažįstamos yra konsteliacijų, ta prasme jau iš bent kas turbūt mane sekat ir kas žiūrit ir žiūrėsit, turbūt yra ganėtinai gerai pažįstamas šitas terminas. Ir apie ką būtent čia tai šeimos konsteliacijos. Apie ką kalba šeimos konsteliacijos, kad manyje yra visa giminės sistema iki 7 kartų skaičiuojama. Ir mane nepamatyti aspektai veikia. Nepamatyti aspektai, aš galiu būti kažkieno tais rolėje, negimusio vaiko rolėje, gali pagauti tam tikros dinamikos ir nesuprasti taip pat, kodėl taip yra. Viena iš konsteliacijų buvo tokių, kuri mane taip pat labai palietė, kad atėjo moteris ir jos užklausa buvo apie jos sūnų. Kad jinai nežino, ką daryti, sūnus nenori neįvesti, sūnus nenori. Kažkaip, kaip ir viskas jam gerai, jisai pakankamai sėkmingas, va taip žiūrint, bet jisai vengia prisimti atsakomybę, jisai kažkoks toks lyg depresyvus, lyg kažkas. Nors kai šneka, ryšys tarp jų yra, viskas kaip ir okei. Ir kuomet mes statėme konsteliaciją su šito užklausa, išaiškėjo, kad taip, moteris turėjo abortą. Jinai laukėsi, jinai labai nenorėjo to vaiko kito, nes jisai buvo tokio pakankamai pavojingo žmogaus ir jinai labai greitai pasidarė abortą, kad tik tai nebūtų jokių ryšių su tuo kitu žmogumi. Labai išsigando, ta prasme. Ir dabar jo sūnus, tas suaugęs, kuriam ten virš 20 yra, jisai gyveno toj dinamikoje, toj negimusio vaiko dinamikoje, nes jisai buvo tiesiog išstumtas iš sistemos. Jam nebuvo leista gyventi, gimti ir apie jį. Tai vienas dalykas, kad neleista gimti, bet turbūt didesnis dalykas yra tai, kad apie yra nekalbama. Nes viskas, kas yra išstumta iš sistemos, tai kažkur grįž. Tai kažkur grįž, nes tai turi būti pamatyta.
tai reikalauja būti pamatyta. Ir viskas, ką mes irgi savo viduje išstuminėjom, tam tikrus skausmus, tam tikrus santykius, nenorime to matyti, tam tikrus savo jausmus, visa tai kažkur grįž, nes tai nori būti pamatyta. Ir čia turbūt vienas iš svarbių dalykų, ką būna tikrai pastebiu žmonėms, labai sunku suprasti, kad mums nereikia išspręstų dalykų. Nes ateina žmonės, sakydami, man reikia išspręsti tą. Mums reikia pamatyti tai. Nes ką reiškia, noriu išspręsti, aš noriu tai išpašalvoninti iš savęs. Aš noriu, kad to nebūtų, aš nusprendžiau, kad tai yra negerai, aš to nenoriu. Ir aš dabar stumiu ir aš pas tave, Justelė, ateinu irgi, kad aš pati nesugebėjau išstumti to, žiūrėk, tu man padėk dabar stebuklingai tai išstumti iš savęs. Nes ir emocijų paleidimas skamba taip, kad aš tai paleisiu ir iš serijos nebus. Ne, nieko panašaus. Tai yra apie tai, kad mes atrandam tą vietą. Mes pagaliau leidžiam tam būt. Mes leidžiam tam būt ir mes nebestumėme. Ir tas labai yra svarbu. Nes viską, ką bandysim išstumti, tas grįž mums su didžiausiu triumfu. Ir dar tam mes deginame be galo daug savo gyvybinės energijos. Ir tą pavyzdį duotų labai dažnai, kad aš sėdžiu ant gatvėje, ant to komunikacijų šulinio, iš jo veržiasi vanduo, o aš visais būdais bandau laikyti, kad tik jisai nesiveržtų, bet jisai veržiasi. Ir kiek man jėgų tai kainuoja? Milžinišką kiekį. Ir dažnai žmonės sako, aš nebeturiu jėgų gyventi, aš jaučiu depresiją, aš, ta prasme, patiriu nerimą. Tai visi šitie dalykai yra ant to, kad aš kažkam labai nenoriu leisti būti, aš kažko labai nenoriu pamatyti. O tas visom 4 mums rodysis. Tas lysnes yra poreikis būti pamatytam, kaip vaikas. Tai jam sakai, eik žaisti, jisai malas ir dar garsiau reikia. Bandai jo nematyti, ignorintis dar garsiau reikia. Ir dar, kol galiausiai atsisukia ir pradedi šaukt, tada jisai kažkiek nurimsta, bet jis nurimsta ne dėl to. Arba apsiverkia. Bet jis nurimsta ne dėl to, kad aš užšaukiu ir jis dabar suprato, bet jis nurimsta dėl to, kad bent kažkiek jisai buvo pamatytas. Kad tu esi. Ir su mūsų visų vidiniu pasauliu irgi yra taip pat. Su mūsų visu tuo, kas vyko mūsų giminės sistemoje, tėvų gyvenime. Tai taip pat yra. Visa tai nori būti pamatyta ir tiesiog paliudyta. Kad taip tai buvo ir man nereikia su to nieko daryti, nes, pavyzdžiui, tai buvo mamos gyvenime, tėčio gyvenime, prosenelės gyvenime, nes aš tu ir negaliu nieko padaryti, viskas. Juk kai kurių ir gyvų nėra. Bet aš galiu paliudyti, kad jūs tai padarėte, jūs ten kažką kentėjote. Ir ačiū jums ir aš turiu tą resursą iškentėti didelius dalykus, bet šiandien dienai yra kitas gyvenimas ir aš turiu gyventi pagal kitą gyvenimą, o ne pagal kažkokio tai ištremtųjų žmonių sąlygas gyventi. Tai yra grįžimas į realybę, į adekvatumą. Čia yra 24 metai, pavyzdžiui, Lietuvoje, kur aš galiu daug lengviau veikti, man nebūtina ten taupyti ar skursti ar vargti. Jeigu, pavyzdžiui, yra toks įsitikinimas, aš galiu daug lengviau gyventi ir tas vargas, kurį patyrėte, jisai yra ir jisai buvo jūsų. Ir man nereikia jūsų pakeisti, man nereikia jūsų išgelbėti. Man reikia jūs pamatyti ir pagerbti. Ir suprasti, kad tas resursas many yra, nes jūs tai padarėte. Ir šiandien esu aš, kuri turi tokį resursą pereiti, pavyzdžiui, didelius sunkumus. Tai tokie dalykai. Tai va, tai turbūt viską ir pasidalinau, kas man čia ėjo. Noriu tik tai pakviesti į balandžio 11 konsteliacijas Klaipėdoje. Pridėsiu čia, man atrodo, dar linką. Pakviesti į sesijas, kas norit atkeliauti ir jaučiat poreikį, kad nebepavyksta. Ir kai man ateina žmonės ir sako, aš daugiau nebegaliu.
Viskas, aš daugiau nebegaliu. Aš dar sakau, ačiū Dievui, pagaliau. Nes jeigu galėtum, tai dar varytum, dar degintum visą tai. Nors varai ne į tą pusę. Ir tada pradame mes mokintis ir ieškoti ir atrasti tai, kas su bejėgystė. Nes jeigu aš kažko negaliu, vadinasi, aš esu bejėgė. Aš esu bejėgė. O kai aš pripažįstu, kur aš esu bejėgė, aš atgaunu savo tikrą jėgą. Ir nedeginu savo jėgų ten, kur aš esu bejėgė. Galiu suktis. Dar vienas, žinot, ką aš sakau žmonėm, jie sako, aš esu duobėj. O dabar atsisėsk toj duobėj ir biškį pasėdėk. Čia iš paskutinių sesijų, nes buvo daug apie duobės. Kad aš esu duobėj. Ir ką žmonės daro, kai jie būna duobėj. Įvardina savo. Kažką primena Laura Žvengi. Tai, kai žmogus sako, aš esu duobėj, kažkokio gyvenimo, ar ne, tokiam sukrėtime, jisai eina ratais kaip pašėlis. Eina, kur aš galėsiu išėti, kaip man išlipti, ką čia daryti, man reikia išlipti iš tos duobės, man reikia išlipti, man čia, o Jėzau. Ir nėra išeities tenai. Bet jisai vis tiek eina ratas. Reina. Ir aš tada mokinu atsisėsti į duobę. Sugriūt. Pripažint, kad esi bejėgis. Ir sugriūt pagaliau. Nes žmogus yra sugriuvęs, ten viskas jo viduje sukiužė, bet dar tas korpusas dar. Padažytas, gražiai aprengtas. Ir dar bando čia kažką išlaužti. Bet pagaliau pralaimėjus, pasidavus, atsisėdus tai savo duobėj, gali normaliai pradėti gedėti, išverkti ir ten pradeda rastis ramybė. Situacija gal ir nepasikeičia išorėje. Dažnai ir iš pradžių ir dar ilgą laiką nepasikeičia išorėje. Bet viduje nustoja būti kova. Vadinasi, kai aš viduje nebekovoju, man atsiranda resursų daryti veiksmus išorėje. Mažus. Bet veiksmus, kurie jau veda į pokytį. Kitoks. Nes tik taip darosi pokytis. Kol aš lakstau toj savo duobėj, kritus nieko. Dažnai nieko nebus. Žiūrėk, lakstysiu, deginsiu ir galų gale sakysiu, kad aš nebenoriu gyventi ir man depresija. Tai va. Pabūt bejėgiais. Ypač jeigu ateina toksai, kad jo, aš jaučiuosi bejėgi. Tai sveikinu, taip ir yra. Ir tai yra vienas geresnių dalykų, kas gali atsitikti. Nes tame randasi jėga, tame randasi nuolankumas, tame yra visa tai, ko ieškai, lakstydama tais ratais. Ja. Tik taip keista būna, nes va ten niekada mes nesugalvojam paieškoti, nes atrodo ten vienintelė vieta, kur tikrai nėra ir kur tikrai turi bėgti. Kažkur kitur. Tiep. Linkiu gražaus savaitgalio. Smagu čia man buvo pakalbėti. Šiaip jeigu turite klausimų, parašykit. Tiek man buvo pasikūpę biškį. Pasakot. Diva. Gražios jums dienos.